Sveiki, tūkstantis elektriniečių. Senai iš čia bendravome, bet naujiena šokiruojanti, todėl prašau visus maksimaliai pasidalinti šio postu. Elektrėnų savivaldybės valdžia, paragauk pats, žinot Kiprą, Greta, jie kūrė tą savo verslą, visi žinot šitą paragauk pats, esat lankėsi, ragavę, skanavę, jiems per 2 savaitės liepė palikti tas patalpas čiuožyklų. Kaip suprast per 2 savaitės, kaip tu verslą darai? Darbuotojai, čiagi maistas, tiekėjai, viskas užsakyta, surašyta, algasgi reikia mokėti. Tai kokį signalą siunčia? Bizniukų bizneliai daromi. Tai reiškia, atėjo pruskus liberalas jau įdarbintas sporto centre, nieko su sporto, nieko bendro neturintis. Savartynė ten maklės darantis, kuris buvo sulaikytas. Administracijos direktorius savo dilyškės čia visokias daręs, taip? Va tokie žmonės, ten kad tas liberalas, žinot, kur Janulevičius tas, ar kaip jo ten pavardė, kur seniūną ten pagavo, trakų rajone dirbantį ten girtą važinėjantį, dabar jisgi komunaliniam įdarbintas. Štai kokia mūsų laukia ateitis. O žmonės, jauna šeima, auginanti vaikus, kurianti, kūrybinga, kurių ant pirštų galima Elektrėnų savivaldybei suskaičiuoti, iniciatyvus, va jiems jų verslas va taip daromas. Užuot atvirkščiai pasiūlius, štai, čiuožykla didelė, gal norit kažkokį kitokį konceptą sukurti šalia savo greito to maisto, gal vat kokį restoraninį taip toliau, tengi yra kur kurtis, yra kur plėstis ir 1000 elektriniečių apie tai galvojo ir mes galvojam netgi pasiūlyti kiekvienam ir Dolce Amore, ir Pomo, ir būtent paragauk pats, kad kurkitės, sudarysim galimybės, o čia žiūrėkit kaip elgėsi. Turi įsikraustyti per 2 savaitės, kas jūs tokie svolačiai? Kad taip elgtis, savartynui sakykit per 2 savaitės išsikraustyti, savo liberaliukus visus susirinkit, kur prikiš. Visiškas, totalus bispridielas, kuriam liko labai nedaug. Ir aš kreipiuosi į visus žmonės, mes turim palaikyti, pasidalinkit postų, turim apginti šios žmonės. Jeigu mes neapginsim verslo iniciatyvių Elektrėnų savivaldybėje žmonių, kas bus? Kas čia ateis, kas čia darys? Vat svolačiai ten dirbs. Ir svolačiai dirbs. Ir svolačiai tik tai gali už juos agituoti ir palaikyti. Va tiesiai pasakau. Išgirsit, kuris sakys pabalsuok už liberalus. Tai savanaudis svolačius. Paskutinis mūsų musiekas. Nes Elektrėnus pastatė bitės, kurias matė ateitį, kūrė, darė dėl žmonių, dėl mūsų, dėl visų. Atėjo kažkokie musiekai, prikūrė savartynų, pridarė, uždarė, sugriovė, pardavė pakrantės, išpardavė sklypus. Išnuomavo ten saviems visiems. Viską daro ir visus iniciatyvius protingus žmonius veja iš čia, todėl kad jiem jų nereikia, nes iniciatyvų žmonės protingi, jie supranta. Ir čia apskritai, man atrodo, yra šantažo tema. Tai reiškia, žiūrėkit, gali būti ir tokia tema. Aš tau patalpėlės, jūs mane per rinkimus palaikykit. Ir neaišku, čia kad dar siūlysit. Ir aš siūlau nepasiduot šitai šantažo temui. Sakytų, aišku, palaikysim, bet nieko špyga jam. 1000 elektriniečių statys gerą sąrašą. Jis statys merą kandidatą, už kurį galima bus palaikyti. Ir jis įvykdys mūsų visų gyventojų interesų programą. Palaikys. Ir va tokius iniciatyvius žmonės tuo labiau palaikys. Kursim, darysim. Ir aš kviečiu visus susivienyti ir išreikšti nepasitenkinimą tokių Elektrėnų savivaldybės valdžios sprendimų. Ir mes tikrai tikimės, kad valdžia susiprotės, atšauks savo šitą sprendimą ir paliks paragauk pats tuose patalpose, kuriuose jie yra. Tai va, tai mes tikimės, kad taip įvyks. Ne, mes galvosime, ką daryti, kaip apginti tokius žmonės, nes kito kelio ir kito pasirinkimo nėra. Jūs matot, kas vyksta, žmonės, jūs matot, kas vyksta. Ir tie mano žodžiai daug metų kartoti ir sakyti, jie, kaip visada sakiau, praeina laikas ir įgauna kūną. Jie užkabins kiekvieną. Jūs galite tylėti, galite nesakyti, va šiandien atėjo jų eilė, rytoj ateis jūsų eilė, 5, 6, jis vis tiek ateis. Tai žmonės, kurie neturi nei kompetencijų, nei proto, tai yra musiekai.
Ir jie savo musių pasaulį kūrė. Ir jie vietos čia nėra daugiau niekam, tik musių šitam smirdalui visam ir griovimui, pardavimui, savanaudiškumui, alkoholizmui. Tik tam vietos yra. Tai tokie žmonės, korupcijai, savanaudžiai. Tai ką dar reikia pamatyti, kad tuo patikėti? Štai jums sprendimas žmonėm, kurie kuria verslą, yra šviesų žmonės, kurie yra bitės, kaip aš sakau, kūrė kraštui vertę, jiems musė, kai ateina ir pasako, dinkit iš čia per 2 savaitės. Nežinau, man tai, aš sužinojau šitą naujieną prieš 3 dienas, bet tai yra šokiruojanti naujiena, dar aš turėjau tikslintis, aš tikslinausi ją. Ir taip pasitvirtino, yra tai tiesa, tai paragau pats liepta įsikraustyti per 2 savaitės. Tokia informacija, dalinamės visi ir išreikšim palaikymą ir stebim situaciją, informuosiu ir bandysim padėti, kad taip neįvyktų. O 1000 elektriniečių atvirkščiai, netgi atėję pasiūlysim plėtros galimybės visiems dirbantiems, visiems norintiems, visiems kuriantiems. Todėl, kad mums maitinimo įstaigų tikrai reikia elektrėnų savivaldybei ir traukos centrų. Iki.